Skyrybų procesas. Daug kam dažnai kyla klausimų, kaip atrodo skyrybos ir iš tikrųjų skyrybos, kai jos vyksta ta įprasta tvarka ir bankroto procese šiek tiek skiriasi, apie tai ir norime su Egle pakalbėti, nes Eglė daug metų turi patirtį kaip bankroto administratorė, aš dirbu 15 metų kaip advokato padėjėja, prieš tai dirbau, taip kad turime didelę patirtį ir norime pasidalinti. Tai bendraja prasme, kaip atrodo procesas. Arba bendru sutarimu advokatas paruošia santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ir joje aptaria svarbiausius klausimus, tai yra santuokos nutraukimas, jei yra nepilnamečių vaikų, tai kur gyvens vaikai, gyvenamoji vieta, išlaikymas vaikų, bendravimo tvarka, na ir aišku, turtiniai klausimai, kurie dažnai sukelia emocijų. Tai štai, jeigu žiūrėti tą bendrąją tvarką, tai galioja tokia presumpcija, per pusę dalinamas turtas, tokia bendra taisyklė, aišku, yra ir išimčių visokių, bet, žodžiu, darome balansą, žiūrime, kiek yra turto, dalinam per pusę, jeigu vienam turtas, kitam kompensacija, maždaug tokie yra bendri principai, kuriuos dažnai daug kas žino, daug aprašyta spaudoj, tačiau labai yra svarbus klausimai, kaip yra bankroto procese, Egle. Na, tarkime, bankrotas kaip vyksta, ne, patvirtinama yra tvarka, ta prasme, ten tas planas. Ne? Taip, tai kartais žmonės lyg ir visai dar neblogai sutarė, pradeda bankroto bylą, patvirtina mokumo atkūrimo planą ir jie jau nusprendžia, kad tiesiog kartu bankrutuoti sunkiai sekasi ir jie tiesiog negali kartu vykdyti finansinių įsipareigojimų, atsiranda kitos priežastys ir nusprendžia skirti šeimą. Tai dažniausiai bankroto metu žmonės turto neturi, nebent tai yra kažkokie smulkūs apyvokos daiktai ir jie bendru sutarimu padalina, tai esminis dalykas yra kreditorių informavimas ir tiesiog apibrėžimas, būtent susitarimas dėl vaikų, pas ką lieka vaikai gyventi, bendravimo tvarka ir išlaikymo dydis, kuris bankroto metu, deja, negali būti labai didelis. Bankrotas tai yra toks ekonominis režimas, kada žmonės jau nebėra laisvi, sakykime, tiek, kiek norėtų, galbūt skirti savo vaikams ir galiausiai tuos klausimus gali kažkiek tai kištis ir kreditoriai. Tačiau jeigu nesprendžiami jokie klausimai dėl vaikų ir tik tai paprasčiausiai nutraukiama santuoka be turto, tai yra itin paprastas procesas ir netgi pabaigus tą procesą žmonės gali toliau bankrutuoti vienoje byloje, tik tai jų atsakomybės jau yra atskiriamos, mokėjimai yra atskiriami ir toliau žmonės gali susitarti ir sėkmingai bendradarbiauti. Ir aš labai visiems patariu, kad neverta kažkaip labai tų emocijų daug reikšti, o tiesiog apsimoka visą laiką bendradarbiauti ir geruoju susitarti ir pamatai per laiką, kad galbūt tai buvo tik tai laikinas etapas ir vėliau tikrai su žmogumi galima išlaikyti gerus santykius. O Egle, aš turiu tokį klausimą. Tarkime, yra tas patvirtintas teismo planas, ten yra nurodyta, kas kam moka, pavyzdžiui, kreditoriams, kad mokama tam tikra suma. O santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje, jau kur bendrų sutarimų skiriasi, ar gali jie nukrypti nuo to plano, visai kitaip susitarti, ar tokia galimybė yra? Tokios galimybės iš tiesų nėra, kadangi jeigu yra planas patvirtintas, jo turi būti ir laikomasi, nebent kreditoriai pritartų kažkokiem naujiem susitarimams, ypač jeigu tai liečia kreditorių įmokas, ta prasme, kiek yra mokama kreditoriams ir jeigu tas jų susitarimas kažkaip liečia įmokas kreditoriams, tai be abejo visų pirma reikėtų gauti kreditorių susirinkimų pritarimą. O tavo nuomonė, tarkime, yra plane nurodyta, kad sutuoktiniai moka, pavyzdžiui, 500 eurų ar 200 išskaičiuojama ten kažkokiam kreditoriui ir jie susitarė santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje, kad tik tai vienas moka, o kitas nemoka. Kaip tu vertintum tokią sąlygą?
tai jau būtų laikoma kaip neteisėtu susitarimu dėl to, kad bankrutuojant abu sutuoktiniai turi mokėti, abudu žmonės atkūrinėja savo mokumą, nepaisant to, ar jie susituokia ar ne. Na, aišku, jeigu susituokia, tai yra bendras ūkis ir niekas ten gal labai ir nesigilina, ar ten moka vyras ar moka moteris, tačiau jeigu santuoka yra nutraukiama, tai be abejo bus tikimasi įmokų iš abiejų asmenų, nebent vienas iš tų asmenų turėtų kažkokių tai ženklių sveikatos sutrikimų, kurie visiškai jam neleistų dirbti ir tada jau daromos jam yra tam tikros nuolaidos, tačiau įprastinė tvarka, tai tikrai kiekvienas žmogus turi bent jau kažkiek mokėti.